Na ką, 24 metai baigti ir aš noriu pasidalinti 10 geriausių mano matytų filmų 24 metais. 10 vietoje iš karto su kontroversiška nuomonė ir tai yra Jokeris Folie 2. Aš esu tikras, kad jums gal ir nepatiko, daugumai tai buvo, bet man asmeniškai tikrai ne vieną kartą sakiau, kad filmas yra tikrai puikus ir geras. 9 vietoje romantiška, komiška, kriminalinė drama Hitman kartu su Glenu Powell. 8 vietoje yra vienas gražiausių ir apskritai šių metų vienas geriausių animacinių filmų iš studijos DreamWorks, tai yra Laukinukė Ros. 7 vietoje visiškai netikėtai akiratį papuolęs, bet visų dėmesį prikaustęs Sielų kolekcionierius, kuriame Nicolas Cage'as tiesiog fantastišką vaidmenį atliko. 6 vietoje režisūrinis Devo Patelio debiutas Monkey Man, kuris tapo faktiškai tokiu indiškuoju Johnu Wicku. Tikrai labai geras veiksmo filmas, jeigu dar nematėte, tikrai rekomenduoju pažiūrėti. Top 5 pradedam su pačiu pelningiausiu šių metų filmu ir tai yra Išvirkščias pasaulis 2, kuris turbūt pirmą kartą taip realiai animacinėme filme parodė, kaip atrodo panikos ataka. 4 vietoje žiauriai geras Hugh Granto pasirodymas, labai filosofinėme Eretike. 3 vietoje miuziklas, iš kurio nieko nesitikėjau ir tai yra Piktoji. Labiausiai nustebinęs filmas turbūt šiais metais, bet vis dėlto labai džiuginantis dar iki šiol. 2 vietoje man asmeniškai tai yra Deadpoolas ir Ernis, filmas, kuris suteikė man daugiausiai džiaugsmo sėdint kino salėje. Bet aišku, pirmoji vieta atitenka Kopai 2. Tai yra visom prasmėm geriausias 2024 metų filmas. O kokie 2024 metų filmai jums patiko labiausiai, parašykit komentaruose ir nepamirškit pafollowinti.